Ar kada nors jautei, kad tavo mintis yra apsėstos, kad negali susikaupti, nes visur matai tik vieną dalyką - seksą? Aš tai patyriau ir tai buvo pragaras. Dauguma vyrų net nesuvokia, kaip porno sugadina jų gyvenimą. Aš taip pat nesuvokiau, kol nebuvo per vėlų. Apie tai, ką pasidalinsiu šiame video, beveik nieks nešneka arba nenori šnekėti. Man ir pačiam asmeniškai buvo tikrai sunku sukurti šį video, tačiau žinau vieną. Jeigu mane anksčiau kažkas būtų apšvietę, aš būčiau visai kitaip nugyvenęs savo gyvenimo. Todėl tikiu, kad ir bent vienam iš jūsų padėsiu ir būsiu laimingas. Aš esu Arūnas, padedu vyrams tobulėti. Jeigu dar neprenumeruoji kanalą, tai paprenumeruok, kad nepraleistum sekančių video. Dabar važiuojam. Aš pradėjau tai žiūrėti dar ankstyvoje paauglystėje. Galvau, nieko čia tokio, tik smagus dalykėlis. Bet kuo toliau tai žiūrėjau, tuo labiau viskas keitėsi. Pradėjau pastebėti, kad mano dėmesys vis nukeliauja, kur nereikia. Negalėjau susikaupti, negalėjau net bendrauti su merginomis, be to vidinio keisto jausmo. Svarbiausia, visur pradėjau matyti moteris ne kaip žmonės, o kaip objektus. Ir tai man kenkė ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Jaučiausi išsekęs, neturėjau motyvacijos. Sporto progresas ir tas sustojo. Tai buvo spastai. Porno yra kaip narkotikas. Kai vartoji, tavo smegenys gauna nenormaliai didelius kiekius dopamino. Tai tave programuoja taip, tikri gyvenimo malonumai atrodo per silpni. Realus bendravimas su mergina atrodo nuobodus. Motyvacija siekti tikslų mažėja, nes jau viską gauni per lengvai. Daugybė tyrimų rodo, kad pornografija siejama su depresija, nerimu, socialiniu atsiribojimu ir net erekcijos disfunkcija jauname amžiuje. Pakalbėjom ir supratom, kodėl porno mums kenkia. Dabar atskleisiu 5 privalumus, kuriuos įgausi atsikratęs porno. Pirmas - daugiau energijos ir motyvacijos. Kai nustoji eikvoti savo energiją, žiūrėdamas porno, tavo kūnas ir protas įgauna naują jėgą. Staiga pradedi jaustis stipresnis, daugiau motyvuotas veikti, sportuoti, kurti. Antras - didesnis pasitikėjimas savimi. Kai nebeslepi priklausomybės, jautiesi vertingesnis. Kai kontroliuoji save, tau nereikia nieko įrodyti. Trečias - geriau bendrausi su merginomis. Kai tavo smegenys nėra iškreiptos fantazijų, pradedi matyti moteris kaip realius žmonės. Pokalbiai tampa natūralesni, mažiau nerimo, daugiau autentiškumo. Ketvirtas - pagerės koncentracija ir produktyvumas. Nešvaistydamas laiko dopamino pornografijai, gali nukreipti savo energiją į svarbias veiklas. Penktas - tikra laimė ir pasitenkinimas gyvenimu. Kai tavo protas nėra priklausomas nuo momentinių malonumų, tu pradedi mėgautis tikru gyvenimu, realiais pasiekimais ir santykiais. Klausyk, jeigu jauti, kad porno kenkia tavo gyvenimui, metas veikti. Tai nėra lengva, bet tai verta, aš tau garantuoju. Pradėk jau šiandien, nustok maitinti savo smegenis iliuzijom ir pamatysi, kaip tavo gyvenimas pasikeis. Jei nori daugiau tokio turinio, spausk patinka, pakomentuok, pasidalink su draugais, sukurkime stipresnį gyvenimą kartu.